Šiame video papasakosiu jums apie vietą Himalajų kalnuose, kurioje žmonės yra ypač sveiki, stiprūs ir gyvena ilgai. Ką jie daro kitaip? Ar įmanoma jums įgyti šių galių? Kokių panašumų jie turi su lietuviais? Pirmiausia, čia yra Hunza, ilgiausiai pasaulyje gyvenančių žmonių vieta. Čia neegzistuoja alkoholis ar vėžiniai susirgimai. Pačiam teko matyti 96 metų žmogų, kuris dar neturi nei vieno žilo plauko. Šiame regione kai kurie žmonės pasiekia net 110 metų. Yra buvę, kas pasiekė ir 120. Galbūt čia jie neturi kažkokių brangių resursų, tačiau jie tikrai turi gyvybinės jėgos dovanas. Tai, ko už pinigus nenusipirktumėt. Mūsų kraštuose šios galios prieinamos tik tiems, kas gerbia savo kūną, nemaino savo sveikatos į trumpalaikį pasilinksminimą, neaukoja savo stiprybės dėl tinginiško komforto. Kas drįsta treniruotis ir tobulėti bet kokiame amžiuje. Visos informacijos, žinių ir išminties, kurią gavau per savo 3 mėnesių kelionę tenai, nebūtų įmanoma perduoti per vieną video. Nebūtų net protinga mėginti, kai nėra jokių šansų, kad kas nors tiek informacijos galėtumėt priimti ir dar savo naudingai panaudoti. Ką galiu duoti per šį video? Yra 2 dėsniai, kurių pritaikymas savo gyvenime smarkiai padidintų jūsų gyvybinę galią, o nesilaikant jų gyventumėt silpniau. Pirmasis dėsnis. Hunzos žmonės turi galingai išsivysčiusius kūnus dėl pastovios fizinės veiklos. Jie vaikšto aukštyn žemyn kalnais, nebijo nešti svorius savo kuprinėse ar rankose. Nebijo lietaus, vėjo ar saulės. Daug laiko praleidžia lauke. Vaikams yra natūralu šūkauti ir bėgioti, žaisti fiziškai šiurkščius žaidimus. Niekas čia vaikų į mokyklą nevežioja. Vaikšto patys kalnų keliais po 40 minučių ar daugiau į vieną pusę. Nėra, kad čia kas nors daug ir sunkiai dirbtų. Tiesiog dėl savo treniruotumo fizinis aktyvumas jiems nėra jokia kančia. Žmonės čia pajėgus pastoviai būti aktyvūs, net ir vėlyvame amžiuje. Vienas vaikinas pasakojo, kaip jo močiutė gyveno iki 110 metų ir paminėjo, kad kasdien ji nueidavo po 3 kilometrus kalnais, net ir iki vėlyviausio amžiaus. Štai čia yra tos vietos, kuriomis ji vaikščiojo. Taigi, fizinis pajėgumas ir vidinė laisvė judėti yra pirmas ir akivaizdžiausias jų ilgaamžiškumo dėsnis. Antras dėsnis. Kiekviena šeima, bent jau kiek teko matyti, čia turi savo sodą. Šis sodas
yra jų mitybos pamatas. Būtent dėl jo šie žmonės neprivalo dirbti nemėgstamų darbų, tik kad užsidirbti pragyvenimui. Čia visi daug labiau atsipalaidavę. Nėra skubėjimo, nėra darbo kančios. Kadangi Hunzos klimatas yra panašus į mūsų, daug ten auginamų augalų auga ir pas mus Lietuvoje. Vyšnios, trešnės, riešutmedžiai, šaltalankiai, erškėtrožės, kriaušės, ropės. Ne visi augina tuos pačius ar vienodus augalus savo soduose, išskyrus vieną – Hunzos abrikosus. Šie vaismedžiai būna kiekviename sode, bent po 5 ar daugiau. Vietos abrikosai labai kitokie nei tie, kokius įmanoma nusipirkti iš parduotuvių. Hunzos abrikosai yra saldus, tik paragavus iškart jaučiasi ypatingas vitaminų ir kitų savigydą skatinančių medžiagų kiekis. Čia gyvenant, tai man buvo tobulas maistas, atgauti jėgas ir sustiprėti, praleidus valandas, vaikštant kalnais intensyvioje saulėje, ar pučiant stipriam vėjui su lietumi. Valgydavau abrikosus kasdien. Jų labai norėjosi. Natūralus, energizuojantis desertas. Tikra meilė savo. Greitai ir mano kūnas pasidarė pajėgus laipioti aukštyn žemyn kalnais su 10 ar daugiau kilogramų sveriančia kuprinė. Yra sakoma, kad būtent dėl Hunzos abrikosų niekas niekada šiose žemėse neturėjo jokių vėžinių susirgimų, nes tik sveiki žmonės gali norėti ilgai gyventi. Antrasis Hunzos gyventojų ilgamžiškumo dėsnis – nuosavas sodas su ypač vertingais valgomais augalais. Kol kas tiek informacijos jums turi užtekti, nes tikrai turite kur tobulėti šiuose paminėtose ilgamžiškumo dėsniuose. Beje, Lietuvoje turime dar didesnį potencialą sukurti ilgaamžiško gyvenimo sąlygom nei Himalajuose gyvenantis. Dėl šalies išsivystymo, prieinamų žinių, profesionalų kiekio bei organizuotumo. Dar vienas dalykas. Pavyko išauginti Hunzos abrikosų medžių sodinukų Lietuvoje, kuriuos galėtumėte auginti savo žemės sklype. Daugiau informacijos apie kainas ir sąlygas galite gauti parašę žinutę į įgalinimo praktikos Facebook puslapį.